O papa. Vėl mes, vėl tie patys. Vėl tie patys, tik ne Katleris nestongus. Žodžiu, sugalvojom padaryti tokį sezono aptarimą. Kad ir buvo, kadangi jisai buvo toks labai neįprastas, labai ilgas ir banguotas, su daugybė visokių įdomybių, tai manau bus pakankamai įdomu paklausyti, kas ir kaip įvyko. Sezono ir ateities planų, tiksliau. Na, taip. Sakykime taip. Taigi, pradėkime nuo to, kad mūsų pasiruošimas prasidėjo kartu, užbaigiau aš vienas, bet vėliau, ženkliai vėliau. Bet žodžiu, kartu pradėjom ruoštis varžybom ir jos startas buvo savaitę laiko anksčiau negu mano. Tai startavo Lenkijoje. Gegužės gale. Ja, gegužės paskutinis savaitgalis ir užėmėjai 5. vietą. Tai va, visai neblogai iš tos pusės. Forma buvo pagerinta nuo praeitų metų tikrai labai stipriai, uždėta papildomo svorio, bendri niuansai, geresnis tas vadinamasis flow ir panašiai. Tai viskas buvo padaryta, kas ir buvo norėta padaryti. Aišku, visada norisi daugiau geriau, bet viskas buvo tikrai neblogai. Step by step, kaip sakant, ir išėjau 3 kilogramais sunkesnė, negu kad buvau prieš metus. Taip, tai čia jau yra labai daug ir gerai. Toliau mūsų startas sekė jau kartu, iš esmės po savaitės laiko. Išvykom į Ispaniją. Tiesiai iš Lenkijos. Iš Lenkijos išskridom ir startavom tenai. Mano dalyvių skaičius buvo 23, kažkas tokio, virš 20, tikrai. Bijau pameluoti dabar, bet tikrai virš 20, tai didelis skaičius. Ir užbaigiau 5. vieta vėl. Praeitais metais buvau Ispanijoje 5, šiemet nepakilau. Nepatinka Ispanijoje. Svorio buvo daugiau, ten mūsų šuo, jeigu ką. Nekreipkite dėmesį, Rinukas čia. Jis biškai kitoks, jis jau pripratė. Ir į kadrą nori taip pat bent jau būti išgirstas. Jo. Tai žodžiu, vėl buvau 5. Viskas kaip ir okei, buvau gerokai sunkesnis, kondicija buvo šiek tiek geresnė, bet neženkliai lyginant su praeitais metais. Bet, nieko nepadarysi. Viskas yra kaip yra, okei, susitaikiau, bet 5 iš, gal 25, 3, 7, nepamenu tiksliai, skaičiaus jau senai buvo, prieš pusmetį beveik, tai žodžiu, leidžiama ir pamiršti. O tau? Pas mane buvo berods 8 ar 9 panos mes buvom ir aš likau 2. Taip. Nuo Lenkijos sugebėjom per savaitę padaryti didžiulį iš tikrųjų progresą, žiauriai pagerinom formą, žiauriai pasispaudėm, kas buvo wow, per tas kelias realiai dienas, tai kažkas neįtikėtinai, man pačiai buvo. Buvo daug padaryta pokyčių per tą savaitę laiko, nelabai mėgo tais pokyčiais mane, bet yra kaip yra, vardant rezultatom. Reikia paaukoti ir tas pasiaukojimas buvo vertas viso to reikalo, kad kilom iš 5 į 2 vietą. Ir čia šuo mėto žaislą į stalą. Tai, žodžiu, geras progresas, nors tikrai darbo reikėjo įdėti daug ir tikrai buvo nesmagių dalykų, kuriuos reikėjo daryti iš tos. Pavyzdžiui, žuvį valgyti. Ne, viskas buvo gerai. Skani ta žuvis, bet. Skani ir ta žuvis, viskas buvo tikrai labai gerai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes pati nesitikėjau, kad bus toks ženklus skirtumas. Tarp varžybų per savaitę laiko padarėm kosmosus, sakyk, ką nori. Tikrai taip, 100% pritariu. Neskaitant, kad vyras treneris, bet kokiu atveju tikrai buvo padaryta labai gerai per tą savaitę daug visokių niuansų. Na, su manim kaip ir viskas aišku. Ir važiuojam toliau. Kaip ir be to, prieš važiuojant atgal buvo tokios mintis, kad
Ok, mes pasiliekam dar truputėlį ilgiau Ispanijoje, jeigu su Amateur Olimpija prašiau pasiseks, už 2 savaičių turi būti Emprio varžybos, kur galėsiu dar papildomai sustartuoti, ta pati lokacija, viskas kaip ir gerai, bet pakalbėjus su treneriu, jisai pasakė, kad nu davai nedarom, keliam varžybas į kitas, kur suplanuotos už 7 savaičių Portugalijoje, padarysim... Už 5, man atrodo. Už 5, jo, atsiprašau, už 5 savaičių Portugalijoje ir tenai padarysim stipresnį startą, daugiau pokyčių, viso kito ir taip toliau. Tai žodžiu, skipinom Empro ir spaudėm Portugalijai. Iš to spaudimo gavosi šnipštas biškutį. Aišku, bet kokiu atveju tikrai kas žiūrėjo, kas matė, kas lygino, su kuo aš ir kalbėjau, su visiškai nešališkais treneriais, sportininkais ir viso kita, kur tikrai prašiau adekvačios nuomonės, kas, kaip ir taip toliau. Nei vienas nesuprato, kodėl likau 7. Mūsų, aišku, vėl buvo daug, apie 20, bet dėja taip gavosi, kad buvau 7. Ir tikrai negaliu paaiškinti, suprasti, kodėl tokia vieta. Aišku, nekalbu aš apie pirmą vietą čia, bet kokiu atveju, bet top 5 buvo... Turėjo būti. Užsimerkus aklam kurčiam žmogui buvo aišku, kad ten turėjau stovėti. Tikėtina, kad tu užkliuvai dėl savo įvaizdžio, nes vos užlipus ant scenos, Ovidijus paprašė išsimti iš spenelių auskarus. Toks jau... Taip, buvo šiaip iš esmės NPC varžybose tai nėra draudžiama, tai pilnai yra galima turėti ir jokių problemų su to nėra, bet užkliuvom mes 4 sportininkai, jeigu neklystu, iš kurių paprašė išsiimti auskarus. Tai vieną iš porą žmonių iš ausų paprašė išsiimti ir mūsų 2 iš krūtinės. Gerai, kad iš veido neprašė, nes neatsisuktų jis taip greitai visų. Tai, žodžiu, tokia situacija gavosi, aišku, yra kaip yra, nieko nepadarysi, gal teisėjo požiūris, visa kita, na. Konservatyvesnis žmogus gal. Tai va, ties tom varžybom baigės mano spenelių era su auskarais. Tiesiog po to nebeįsikišo. Žodžiu. Na, nieko. Tada teko biški nuryt karčią tokią piliulę, nes per tiek metų, kiek dalyvauju, kiek esu sustartavęs, kiek buvau iki toliai, tik tais 1 ir 2 sezone, kur buvo labai jau ten nesistengta daryti ir dar buvo paauglystė, vaikystė, tai visai kiti reikalai buvo, kitas požiūris, viskas, tai žodžiu, tai tik tais tada buvau out of top 5 ir šio kartu 1 kartą teko taip atsidurti. Na, aš kaip sakau, tai buvo gera patirtis. Tokios, ta prasme... Tai buvo ne gera patirtis, bet buvo patirtis. Bet kaip sakant, iš tokių dalykų mokinamės. Bet kokiu atveju. Taip, tikrai taip. Ir iš kitos pusės lygiai taip pat, kaip ir kartoju, savo sportininkams, savo ruošiamiems žmonėms ir visiems kitiems iš esmės. Mes padarom viską, ką galim, o jau rezultatas nepriklauso nuo mūsų. Mūsų darbas yra padaryti, ką mes galim geriausiai. Atsitinka kaip atsitinka, yra kaip yra. Shit happens, bet važiuojam toliau. Na, tai buvo, iš esmės. Papikau, pasinervinau gal kokias 10-15 minučių, nuėjau, nusipirkau Cola Zero, pagėriau, atsičiukinau ir važiuojam toliau. Kadangi dar buvo startas ir jai vėliau šiek tiek. Ta pačia diena, bet vėlesnį laiko tarpą. Nebuvo labai smagu jį matyti nulipusi nuo scenos ir galvoju, lemba, man dar reikia lipti ir kaip čia bus toliau viskas. Atėjo tokiu žvilgsniu ir aš galvoju, gerai, viską reiks į savo rankas dabar imti. Bet nieko, atsigavo žmogus, viskas normaliai. Reikėjo 15 minučių, nusipirkti Cola Zero, pagerti ir viskas. Ir sugrįžti save, suprasti, kad taip jau nutinka, toks gyvenimas, whatever, važiuojam toliau. Čia nuo to tragedijos nėra, pasaulis nesugriuvo.
rankos kojos net netekau, gyvas, sveikas ir toliau Ir galiu man judėti, nusispjaut daryti ir visą dėl kitą. tokių dalykų. Tai bet kokiu atveju. Tai čia, sakau, kaip ir visiems, Jo. nereikia daryti iš to didelės tragedijos, pasitaiko, judam toliau. O Jo. juolab iš kitos pusės buvo dar, po mano atsakomybė, dar startai kiti, kurie turėjo būti prižiūrėti, padaryti ir jie buvo... Mūsų akis didelės, ką daryti maždaug, bet nieko, viskas saugu, kadangi dar ir lipom mes po 6-7 valandų vos ne. Jo, turite, tu vienas iš pirmųjų lipai, o mes į patį vakarą apie kažkas 8 lipom. Kažkas plius minus. Tai dar visą dieną prasidėjom, biškai viskas nurimo, paskui skaniai labai pažvengiam, tai viskas normaliai. Ir tu užbaigiai. Su 3 vieta. Taip. Irgi buvo apie 9, man atrodo. Kažkas tai toks 7-9, dabar tiksliai nepamenu, nes maišausi, bet buvo gut, labai fainai. Taip, tai va. Tai šiaip iš tos pusės irgi. Nes mes visada šį sezoną su manim važiavom su tikslu papulti į 5, į top 5 papulti. Dieve, mano nuo tavęs dar vienas prisijungė į kompaniją. Prie langų miausi. Tai va, buvo tikslas papulti į 5. Tai šiek tiek, kaip sakau, per 2 varžybose viršijom savo lūkesčius ir papuolėm į 3, tai negali būti geriau. Aš labai laiminga. Tai va. Ties tuo ir užsibaigė jos sezonas. Tikrai buvo sėkmingas, tikrai buvo geras. Tikrai dar norėjau tęsti. Bet nematėm tikslo tęsti toliau, vien todėl, kad iki sekančių varžybų mes nebūtumėm galėję padaryti to, ko jai būtų reikėję, kad jinai kiltų aukščiau. Užaugti, man visada reikia užaugti. O jos reikalas raumenyno kiekis. Taip. Tai bet kokiu atveju šitas dalykas taip greitai nėra vystomas. Aišku, yra kas gali pasidžiaugti tokiais dalykais, bet tai ne apie mus. Mes esam tie vidutiniai žmonės, kurie turi dirbti art ir nusipelnyti. Aš, kaip sakau, dar biškai žemiau už vidutinį, aš esu labai smulki, kas mane pažįsta, visi žino, aš tikrai esu labai mažu labai kaulų ir mane užpildyti, tai yra, tu gali pildyti, atrodo, iki begalybės, iki bikini kategorijos. Taip, tas pildymas, tiesiog kūnas sunkiai nori priimti visą tą raumenyną, atsaką į darbą ir panašiai. Tokie yra niuansai, bet kaip ir pasakėm pradžioj, 3 kg per metus uždėjom raumens. Tai nes kondicijos prasme buvom, sakykime, identiški, bet bendras karkaso užpildymas mėsa buvo kur kas geresnis, sodresnis, pilnesnis ir susidėjo ten, kur reikia. Jo. Labai stengiamės, dirbom atsakingai visus metus ir pavyko geriau negu tikėtasi, nes šiaip galvojom, 1,5 kilogramo jau būtų afigienai, sakau, bent jau su 1,5 žengti naują sezoną, bet žengiam su 3, tai negali būti geriau. Tai va, tai labai super. Nekem 6 kilai. Taip, mano praeitais metais aš sveriu 46 kilus ant scenos. Tai va, labai fainai to klausimu, labai sėkmingas sezonas, labai gerai, pamatėm, ko reikia toliau. Aišku, nelabai daug kas pasikeitė iš tų dalykų, ką ir galvojom, kad ir toliau reikia. Ja. Tai ties to dirbam. Jo, nes labai adekvačiai vertinam viską, labai, prasme, suvokiam, kad blemba, man reikia masės, man reikia mėsos. Tai toliau auginsim. Tiesiog baigiam sezoną ir viskas, ir perėjom į reversą. Ir palaipsniui augint. Tai va, o mano sezonas... Čia reikia man gal, nes su Katino fonu turbūt nusimos klausyti. Ir grįžtant atgal. Dabar jau Katino nebegirdėsit. Tikiuosi ir taip per daug neužknisom. Taip jau būna. Jis labai nori, soriukas, paklausysit fone, nieko tokio. Mūsų gyvūnai debilai. Ne, jie ne debilai, jie yra truputėlį kitokie. Arba tiesiai šviesiai debilai. Tokie, man labai patinka. Kas kaip vardina. Taip, žodžiu. Aš, kadangi užsispyręs. Ožys užsispyręs. Ir galvojau, ne, taip negaliu užbaigti savo sezono ir kadangi jau mes turėjom bilietus į Rumuniją nusipirkę ir planavom pažiūrėti varžybas Masters Olympija,
kurios vyko už 5 ar 7 savaičių. 7. Man atrodo 7, nes kažkaip Liepos Jep. viduje Jo. ir pačiam jo. Taip, tai Apie va, 7 buvo savaites. 7 savaitės tarpas. Ir, maždaug lipu Rumunijoje, nes kadangi vyko vėl Amateur Olimpija, dieną, ten suskaidė skirtingai truputėlį į Masters Olimpiją, buvo rytinė vakarinė dalis. Žodžiu, nusprendžiau, kad Reikia. Varom. nepasiduosiu, varysiu toliau. Ir dar prie viso to teisėjas buvo Steve Weinbergas, tai teisėjas, kuris yra pagrindinis teisėjas NPC FBB Pro League, kuris teisėjauja Mr. Olympija ir jisai yra pagrindinis teisėjas. Tai Gauti įvertinimą ir būti vertinamam tokio žmogus, praleisti galimybės Rumunijoje, kur yra viskas sąlyginai netoli, tiesiog negalima buvo praleisti. tiesiog reikėjo tokį šansą išnaudoti visapusiškai ir pasiteisino. Iš esmės tikrai gavau tokį bump up ir atsistojau ant kojų ir nuo 7 vietos iki 2 vietos. Ir dar pasakyti tai, kad tu tiesiai sezoną savarankiškai be trenerio. Jau pasakė. Tai jau, žodžiu, taip jau gavosi, kad daug pasikeitė visokių dalykų, kas, kaip, kodėl ir panašiai. Ir nusprendžiau, kad reikia padaryti kitaip truputėlį kai kurios niuansus, nes kadangi tą, ką aš norėjau atnešti Portugalijai ir per tą laiko tarpą paaukojant tempro varžybas, mes nepadarėm. Ir nors treneris šiaip patenkintas buvo ir visa kita, bet... Šiaip treneris maladės. Jo, ir po šiai dienai mes bendraujam, kaip tik vakar dar susirašėm, pakalbėjom ir visa kita, tai superinis žmogus, jisai dar padėjo, prižiūrėjo, šiek tiek savo nuomonę pasakė ir visa kita, mes pakomunikavom. Jūs komunikuojat po visų varžybų jūs nuolatos komunikuojat. Taip, iš esmės, tai pasikeitė tokia situacija, kad užbaigiau sezoną savarankiškai, be jo pagalbos, nes kadangi tikrai yra tam tikrų niuansų, kur mano kūnas jisai yra labai specifiškai reaguojantis į daugybę dalykų, kuriuos aš jau žinau, perduoti kitam žmogui yra sudėtinga ir mūsų matymai truputėlį prasiskyrė ir kad išlaikyti tos pačius gražius santykius, tą patį bendravimą ir visą kitą, plus mūsų kai kurie gyvenimo aspektai labai pokyčiai keitėsi tam tikrų momentų irgi tai viskas susidėjo tiesiog į vieną krūvą ir pagalvojau ir nusprendžiau, kad toks variantas bus mano psichologiniai daliai produktyvesnis, geresnis, nes kadangi taip ar taip aš jau per gyvenimą buvau turėjęs iki tų varžybų 37 startus, tai 37 kartus užlipęs ant scenos ir iš jų 28 kartai buvo top 3, tai aš jau savo kūną ir organizmą to klausimu pažįstu geriau negu kažkas ir kitas. Ir metų praėjo 13, ar ne? Ir taip, 13 metų žmogus. 20 buvo pirmasis mano startas, užlipimas. Rudenį. Ir gavosi lygiai po 13 metų užbaigiau, šiek tiek anksčiau, gal porą mėnesių beveik anksčiau, negu 13 būtų su jie. Geras mėnuo pusantro. Tai žodžiu. Taip jau rūdu. ir užsibaigė toks, užbaigiau šį sezoną pats ir Rumunijoje likau 2. Kontroversiškai dėl 1 vietos kai kur turėjau savo privalumus, kai kur šiek tiek pralošiau, bet ir tampė jumis labai. Bet mumis ir padraskė daug vėl. Tai grinai buvo aišku top 2 po 1 dalies. Ir jeigu būčiau atnešęs tą, ką atnešiau į finalus, į pirminę dalį, ko nepavyko truputėlį padaryti, tikėtina, kad būčiau galėjęs ir laimėti. Bet yra kaip yra vėlgi, tam tikrą prasme sužaidžiau šiek tiek gal per saugiai, bet nieko. Dėl to viskas kaip ir gerai, tikrai nesiskundžiu.
gavau tam tikrą feedbacką, kuris paskatino daryti sekančias varžybas už 2 savaičių. Aš galvoju, tai niekada nesibaigs. Nesiblema mes nuo sausio mėnesio. Kartu varėm, paskui, aš jau off-seasoną, ačiū Dievui, nes jau irgi gana buvo tas, kaip ožys blemba į vartus. Buvo mintis daryti po 7 savaičių. Duoti ilgesnį laiko tarpą, duoti palsėti kūnui, organizmui ir startuoti spalio pradžioj Italijoje. Bet pakalbėjus su Ispanijos federacijos prezidentu, kuris sutikė feedbacką ir visą kitą, papušino atvažiuoti pas jį, padaryti startą dar vieną ir tiesiog sudalyvauti. Taip gavosi, kad labai staigiai perversmų daug įvyko ir vos tik grįžus iš Rumunijos pakavomės daiktus išvykti į Ispaniją, kur čia ir esam šiuo momentu. Nepilną savaitę. Taip, mes turėjom 6 dienas. 6 dienas turėjom susipakuoti, ta prasme visą gyvenimą savo susirinkti, gyvūnus, dokumentaciją, viską pasidaryti ir išvažiuoti į Ispaniją. Į tą tarpą dar turėjau gespausingą Vilniui per miesto dienos, kažkaip taip vadinasi, bijau prisimeluoti. Kažkur buvo blogos apaitus. Žodžiu, tai va, dar tenai labai smagiai patūsinom tą dieną. Vieną dieną išmesk iš tų 6. Taip. Kažkur dar mes ten turėjom, važiuoti dar dėl gyvūnų susirinkti iš tėvų, ačiū Dievui, tėvukai pasakė, kuku, jūs nevažiuokit tą pačią dieną po grįžimo iš Rumunijos gyvūnų pasimti, duodam jums dar kelias dienas, sustvarkykit viską ir pasimkit juos. Tai važiavom dar vieną dieną gyvūnus pasimti, tai žodžiu, turėjom 4 dienas susipakuoti. Jo. Ir išmynėm į tą mūsų tolimą kelionę. Ir aš galvoju, kodėl aš pasirašau tokiam nesąmonėm, nes visą laiką sakiau, kad plemba, per pikvyką tokį kelią važiuoti su tavim, nesąmonėm, davai nedarom nesąmonės. Bet kai pasakiau apie teisėjo feedbacką, jinai pasakė, kad darom ne aš. Ja, tada sėris, galvoju, nieko nebus, blemba. Tai... Per pirmas kartas. Mūsų gyvenime visada viskas taip maždaug vyksta. Tai va, aš dar toksai biškutį ant abejonės, dviejonės. Tokiom akim ateina pas mane, ką darom. Ką darom, sakau, grįžtam, pakuojamės ir važiuojam. Tai va, tai jinai daug šneka kartais tiesiog atšnekė. Tai va. Nereikia. Taip jau yra. Ir va, iš esmės atsidūrėm čia. Viskas kaip ir gerai. Pasiekiau tą, ką aš norėjau pasiekti. Svorio prasme, kondicijos prasme. Viskas buvo padaryta čiki-piki ir tai buvo tikrai 100% geriausia mano forma. Ever, kokią tik tais esu kažkur kažkada atnešęs ant scenos, tai buvo 100% geriausia forma. Buvau ganėtinai pilnas, čia vėl mano šiokia tokia klaida ir dar reikėjo ekstra maisto papušinti daugiau, kas būtų davę dar geresnį vaizdą, tikrai būtų buvę geriau. Spėčiau taip, plius minus šiuo momentu, kad pritrūko apie kažkur tais 400 gramų anglių per porą dienų, gal net 600, bet plius minus tokio kiekio, kad būčiau pilnai ready tam, kam turėjau būti, bet nieko, tikrai buvo labai gerai, saugiai, tvirtai padaryta ir vaizdas buvo superinis. Labai patenkintas tą, ką atnešiau ir tą, ką aš norėjau atnešti, bet kokiu atveju. Tik dėja, vėl gavosi su amerikiečių teisėjų nesusipratimas, bet čia jau gaunasi apie visas varžybas, galiu pasakyti lygiai tą patį, visiškai ignoruojant savo startą, kad tai buvo tragiškiausias teisėjavimas, kokį aš matęs NPC ir FBB Pro League, nes buvo vieną dieną mėgėjai, kitą dieną profai, tiksliau 2 dienas mėgėjai ir 1 dieną profai. Ir buvo katastrofiškai blogai suvertinta. Visapusiškai. Buvo daug nesąmoningų pasirinkimų, kur buvo akivaizdu netitinkančios kriterijų ir viso kito. Ir sužaidė vėliavos. Vėlgi. Deja, bet taip jau buvo. Negaliu to nuslėpti, bet kokiu atveju, nes tokia realybė. O kalbant apie mano startą, aš praktiškai visą laiką prastovėjau centre, pratampė tikrai nemažai ir tik tais ant pačio galo perkelė truputėlį į šonelį.
Ir viskas iš esmės. Ir užbaigiau stebuklingai ties 4 vieta. Nors ta prasme tikrai stovėjo tarp pirmos, antrosios, belenk kiek pratempė laiko. Ir mane Taip laikė, būna. dar aplinkui kitus stumdė, visą kitą. jo. Ir aš nulipęs taip tvirtai, nu, nežemiau 3 vietos jau galvoju, tikrai bus. Bet kokiu atveju, aišku, pasilieku tą rezervą, tą 3 vietą, nors galvoju sukasi, kad nu, 1, 2 vėl, nu, kad ir kaip bebūtų, bus gerai, viskas liuks. Ir tada mes išeinam, jau apdovanojimai ir visą kitą. Ir 4 vieta. Puh. Toks buvo geras šokas, neslėpsiu, bet kokiu atveju, nes tikrai nesupratau viso to. Ir po šiai dienai dėja negaliu pagrysti teisėjo vertinimo jokiomis prasmėmis. Žiūrėjau tiek filmuotą medžiagą, tiek lyginau nuotraukas, tiek vėlgi kalbėjau su žmonėm, bet kokiu atveju, kas kaip. Ir tiesiog taip jau yra. Trūksta tau sėkmės šį sezoną. Prieš nemažai metų vienas žmogus man po varžybų pasakė, irgi tada aš likau 2 ir prieės ir sako, kas čia nutiko, ką tu čia padarei. Nu, sakau, kaip suprast? Sako, kaip tu 2? Nu, sakau, va taip. Nu, tai sako, viskas, ko aš tau palinkėsiu, tai sėkmės. Tai va. Vis dar neaplankė tą sėkmytę varžybų Tai klausimų. šį sezoną taip ir gavosi. Ko man pritrūko, tai pritrūko šiek tiek sėkmės. Grynai. Bet iš kitos pusės, mano sportininkam jos nepritrūko. Užėmė tikrai labai geras vietas, daug vietų ir to aš labai džiaugiuosi. Visi metai buvo tokie pelningi. Ir to didžiuojuosi labai iš esmės, bet kokiu atveju, nes na, mano rezultatas yra mano rezultatas, mano atletų yra mano atletų, lygiai taip pat iš tos pusės. Tai sukelia dar daugiau džiaugsmo iš kitos pusės negu mano paties laimėjimai. Ir tai yra labai labai smagu, labai džiugu ir faina, kad trenerių būti sekasi geriau negu sportininkų pastaruoju metu. Bet aš tikrai nuo to neliūdžiu ir labai džiaugiuosi iš kitos pusės. Tikrai labai labai esu laimingas, kad tai pavyksta atiduoti savo žinias, perteikti savo atletams, sportininkams visą tai ir kad jie padarytų tai, ką gali geriausio ir kad nebūtų tokių nesusipratimų kaip man su... Prie gatvės gyvenam. Nu, čia eismas nėra labai didelis, bet Furgoniukai kartais pravaro va, tokie būna. pravažiuoja. Tai tęsiant mintį, kad tiesiog tokių nesusipratimų nebūtų kaip mano su treneriu ir kad nereikėtų keisti, galvoti, šokinėti ir taip toliau, stengiuosi maksimaliai komunikuoti su visais ir manau, kiekvienas, kuris dirba su manim, jums tą garantuotų 100%, kad su manim komunikacija, bendravimas 100% galimas bet kada, bet kur. Net... Dienos metu, nakties metu, varžybų dieną, po Taip. varžybų grįžtam, praeina gal, nu nežinau, valanda, kai nuo scenos nulipęs, gyvenam netoli, grįžta ir jau dirba žmogus. Na. Tu blemba bent išsimaudė, ne, gerai, toj padirbu, planus reikia išsiųsti. Tai Tai va. va, atsidavimas. Žodžiu, tokia va situacija. Na ir ties tuo ir užbaigiau sezoną. Daugiau pasakiau, gerai užteks, reikia duoti palsėt, reikia atsigauti visapusiškai ir taip toliau. Pagyventi jau laikas, 9 mėnesiai, blemba. 9,5 mėnesio varžybų režime, praktiškai jokių cheat mealų ir tas pats režimas, bet ir po šiai dienai labai jau daug kažko nesiskiria, šiek tiek naujų kitų produktų, šiek tiek laisvumo, bet viskas labai yra faina ir viskas yra labai Kardio gerai. lieka, viskas stabili. Nu, mes mėgstam stabilumą. Taip, tai va. Toksai buvo O ateities planai? įdomesnis sezonas, o ateities planai Gali užbaigti. mano dar neaiškus. Dabar tiesiog atsigaut, palsėti, visiškas yra detokso laikotarpis. Aišku, krūvis yra pakankamai nemažas. Dar Nemažas, vos paeinam visą savaitę, blemba, viskas skauda. Verčiantis, viskas skauda, vaikščiot skauda. Jo, Šunį dalinamės, kas eis vakare, sako, vakar sako, man skauda labiau tu eini šunį ves, nors vakarinis jo vedimas yra. nes Biškį. aš buvau papildomai treniruotėjai,
vakumų, pilvo preso, ten giliųjų raumenų ir taip toliau, o tu pramiegoji tą laiką Nes man tarpą. temperatūra buvo, aš buvau serganti, bet tai vis tiek, kaip sakant, bet, Tai va. žodžiu, nesvarbu, čia jau palikim tos reikalus. Ir, žodžiu, tai va, mano dabar yra toksai detokso laikotarpis. Dar nieko per daug nespaudžiu, nedarau, kalorijos yra pakankamai aukštai, iš žandų jau matosi. bet Ten viskas normaliai. forma yra palyginus su žandais labai gera. Bet nieko, čia kaip ir žvengiau, reikėjo 9,5 mėnesio numest žandus, užteko 9,5 valandų priaugti jos. Šiauriai, blemba. Su manim va taip. Plyšęs presas, visas, plyšęs, blemba, žodį, buf. Nieko. Tau gražiau tau. Ja. Taip va. Žodžiu, mano dabar yra va šitas laikotarpis, po to pereisiu į auginimą ir pasistengsiu užaugti didesnis berniukas. Tai, kad galėčiau būti geresnis ant scenos kažkada, kada užlipsiu sekantį kartą, o kol kas apie tai šiam momentui neturiu jokių konkrečių planų, kada lipsiu, bet tikrai bus laiko tarpas iki kad užlipsiu. Ilgesnis bus. Ilgesnis. Tai labai taip preliminariai galvojant apie 1,5 metų. Tai kažkas tokio. Tai, bet pažiūrėsim, jeigu pažastis pradės neštėt, tai gal ir biškį anksčiau. Stavim, tai nieko. Bet- Čia visko gali būti. Bet žodžiu, dar reikia atsigauti, dar reikia pasidaryti kraujo tyrimus, viską susižiūrėti sveikatą, kas ir kaip. Rino. Dabar Nu, eis Rino, o dabar atsidavimas sportininkam, nes jų sezonas taip jau prasidėjęs ir važiuoja sėkmingai į priekį. Tai va. Liu. Anos planai bus užlipti kur kas anksčiau negu man, nes aišku ir sezonas pasibaigė anksčiau. Jo. Tai tikslių datų mes dar neturim, dar nenusistatėm, bet žiūrėsim, iš esmės dabar kol kas tikslas augti, uždėti mėsos vėl, Jo. jeigu pavyks vėl 3 kg. Tada žiūrėk, jau iki padarau svorio daugsiu. Bet žiūrėsim, kaip viskas bus. Ne kilogramos esmė, o bendram vaizde. Taip. Tai Bet va. po metų norėtume jau, kad užlipčiau. Preliminarus planas ir yra apie metai laiko tarpas. Na ką, tai va, čia mes ir pabaigsim, nes mūsų šuo eina iš proto. Sugriaut visą terasą iš tikrųjų jau. Katinas jau baigia pradėkti balso stygas. O šitą šuo labai nori iš čia, bet labai nori, dieve. Debil, jis debil. Va, Jie matot, truputėlį kitokie. Mes visada pasakėm, eik važiuokai. žodžiu. Pabaiga čia. Iki sekančio karto.